Aš prieš kokius 5 metus, man atrodo, Pinterest'e užmačiau travel journal. Tai yra užrašinė, kur tu rašai, klijuoji, pieši įvairius prisiminimus iš kelionės. Pirmą man žiūri patiko, kaip atrodo vizualiai. Nu, tipo, tiesiog labai kietai atrodo. Pirma mano kelionė, kur aš pradėjau kolekcionuoti šitos visokius popieriukus, buvo Kopenhagoje. Ir kai aš grįžau ir pradėjau pildyti, tai aš supratau, kad ne tik, kad realiai kietai atrodo tas vaizdas, bet ir aš kažkaip, kai pildau kelionių dienoraštį, aš jaučiu, lyg aš labiau įamžinu prisiminimus iš kelionių. Čia vat iš Kanados, iš Italijos ir šitas yra mano mėgstamiausias, čia yra iš Japonijos. Aš čia turiu ir tokį dalyką kaip one storyline a day, tiesiog užrašau vieną sakinį, kuris man asocijuojasi su tą dieną. Tai va, pavyzdžiui, 21 Liepos aš keramikoje piešiau kačiukų podelius ir filmavau reklamą. 19 dieną mes žaidėme Minecraftą su Saša ir aš radau bambukų mišką Minecraft'e. Mes kažkur prieš savaitę grįžom iš Tailando ir dalykas, kurio aš labiausiai laukiau, užpildyti kelionių dienoraštį po jo. Mes turim įėjimą į nacionalinį parką, arbatą iš viešbučio, grinai šiukšlę, paėmiau grinai 2 batų kupiūrą. O čia aš atskirai nupirkau lipdukus, nes pagalvojau, tiesiog bus faina pagyvinti biškį. Mano taisyklė pildymo yra tiesiog klijuoti lipduką, rašyti ar kažkokią asociaciją, ar iš kur jis iš vis yra. Nes, pavyzdžiui, šitą buvo Bankokė tokia erdvė, kur buvo daug visokių hipariškų kavinukių, parduotuvių ir mes ten geriam kavą tokiam Piccolo Vicolo. Pavyzdžiui, dabar aš galvoju, ką aš norėčiau žinot po kokių pusės metų apie šitą vietą. Tai aš tiesiog parašysiu, kad mes labai mėgom Piccolo Vicolo. Aš matau, kad šitas saldainis užstorins užrašinę, tai šitą saldainį, manau, suvalgysiu vėliau ir įklijuosiu grinai popieriuką. Čia yra iš mūsų viešbučio paskutinio. Tai va, pirmas puslapis yra. Saiku, man visai patinka, kur mes einam. Aš antrą puslapį pavadinau Krabi. Aš visų pirma įdėsiu iš mūsų viešbučio. Mes vieną iš pirmų dienų varėm į šitą National Park. Ir čia iš viešbučio dar arbata, manau, ją priklijuosiu, bet aš gal, žinokit, net išpakuosiu ir grinai arbatą priklijuosiu. Va, aš taip užklijuosiu. O kol kas aš jums papasakosiu apie savo kitas užrašinės. Tai man ne tik kelionių dienoraštis pakeitė užrašinę, pakeitė gyvenimą. Skamba gan dramatiškai, bet žinokit, realiai pakeitė gyvenimą, aš neperdedu, nes aš dabar turiu šitas 4 užrašinės. Šita yra mintims užsirašyti. Aš žinau, kad kai kurie žmonės daro tą tipo morning pages, man atrodo vadinasi, kad tu ryte, tam, kad tiesiog ištuštinti galvą, tu rašai 3 puslapius, tiesiog visko, kas tu eina į galvą. Ir tu privalau išpildyti tuos 3 puslapius. 3 pages of daily longhand stream of consciousness written first thing upon arising. Aš asmeniškai rytais minčių iš vis beveik neturiu, tipo aš atsikeliu ir man dar nespėja ateiti kažkokių minčių, tipo iš esmės. Aš parašydavau max pusę puslapio, bet aš su gan greit apsikraunantis mintim žmogus. Ir nežinau, kodėl aš to nepatikslinau, bet aš nusprendžiau vietoj tų morning pages pabandyti tiesiog užsirašinėti mintis, nesvarbu ar vakare, ar dienos metu, nesvarbu ar ten 1 puslapį, ar 10, ar į kompo notes, ar į užrašinę ir tiesiog išsiliet mintis realiai. Nu ir kol kas minčių užsirašymas yra labiausiai tam padėjęs dalykas. Aš ką pastebėjau, kad dar realiai nebuvo nei vieno karto, kad aš užsirašyčiau mintis ir man to neįeitų į naudą. Kiekvieną kartą aš arba gaunu kažkam problemai sprendimą, arba man tiesiog palengvėja, arba man praeina nerimas, arba man kažkiek pakyla nuotaika. Tai čia irgi visai dėl ko vertinga, man atrodo, užsirašinėti mintis. Šiaip jeigu pirksit užrašinę kelionių dienoraščiai, aš labai rekomenduoju nusipirkti kažkokią, kur būtų toks kišenė tokia. Visus šitos dalykus aš galiu ten ir kaupti, ir po to tenais ir pildyti. Gerai, o kas čia yra, aš nepamenu. Jo, čia yra seilį. Dar vienas dalykas, kurį aš naudoju beveik visose šitose kelionėse, tai ir Japonijoje, ir Kanadoje, ir Amerikoje yra seilį, kurie ir remia šiandienos video. Mano kelionės žymiai palengvėjo, kai aš sužinojau apie tokį dalyką kaip eSIM, nes jeigu kažkur keliauji, ypač už Europos ribų ar ES ribų, tai, aš pamenu, kai aš keliavau į Šveicariją, aš labai brangiai sumokėjau už savo internetą, nes aš tik nežinojau, kad tu gali pasikeisti SIM kortelę ir taip turėti tos šalies internetą žymiai pigiau, negu turėti kažkokį lietuvišką tiekėjo planą. Ir aišku, yra fizinės SIM, bet jos šiaip dažnai būna perbrangintos, bet ir šiaip nėra labai patogu kaitalioti savo SIM. Man labai didelis atradimas buvo eSIM, ką ir galima nusipirkti seilį. Visų pirma, kas yra labai faina, kad seilį planai šiaip nėra brangus. Pavyzdžiui, aš Tailande už visą kelionę, tai mes ten praleidom 27 ar 25 dienas ir aš už internetą visam šitam laikotarpiu sumokėjau gal 15 eurų, kas yra labai pigu. Tai nei man kažkur striginėjo, nei man šiaip buvo problemos su internetu. Ir tiesiog yra labai patogu, kad tu gali iš anksto prieš kelionę nusipirkti interneto, ką aš ir padariau su Tailandu. Ir kai
mes atskridom, aš iškart perjungiau kortelę ne į savo, o į eSIM ir viskas. Ir aš turiu interneto. Tai jeigu dar nebandėte, labai rekomenduoju išbandyti Sailį, nes tiesiog bus dar vienu galvos skausmu mažiau, ką daryti su internetu. Ir kalbant apie kainas, tai jos ten šiaip nėra aukštos, bet su mano nuolaidos kodu, su mano SIM bus dar ir 15% nuolaida. Sailį labai ačiū, kad parėmė šį video, o jūs kviečiu išbandyti ir nepamirškite pasinaudoti mano kodu. Šiaip kalbant apie pokį, aš sau taip Tailande atradau pokį. Labai dažnai noriu kažko saldaus po maisto, bet aš noriu kažko daug. Ir pokį, va tas vienas pagaliukas, arba 2, arba 3, va tas idealus kiekis, kiek man norisi kažko saldaus. Čia pirmas dalykas, kodėl man patinka pokį, bet jie realiai labai skanus. Kokie jie skanus. Čia buvo tokie Apple Mints. Ir šiaip čia gal visai būtų į temą kupiūrą priklijuoti. Kad tai čia kažkaip negražiai nors, bet jeigu čia, aš dar šiaip ką mėgstu, labai fainai, kai kelionių dienoraštyje yra kažkas, ką tu gali atversti. Kur, tipo, žinot, neužgožia kito lipduko, bet jeigu jūs norit, jūs galite va taip va. Oi. Jūs galite va taip va atversti ir pažiūrėti. Dar mums 7-Eleven duodavo labai daug šitų kuponų. Nu ir va, nes prieš tai man šitas snacksų puslapis buvo labai tuščias, o dabar jis toks jau biški labiau packed. Šitas puslapis yra. Ai, nu ir šitas puslapis gavos taip. Ar man čia kažko labai trūksta? Taip. Ar aš jau sugalvojau, ko man čia trūksta? Dar ne. Bet ką aš galiu čia pridėti? Pribambasinti visokių tailandietiškų užrašų, kur vėlgi, ką jie reiškia? Aš neįsivaizduoju. Na, hujai, manot. Tailandietiškai turbūt tai kažką reiškia. Gero. Tikimybė, kad aš pasigailėsiu, kad aš šituos taip random klijuoju, jinai yra. Bet, žinot, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Na gerai, dabar aš baigsiu pildyti porą dar puslapių ir su jumis susitiksim po pertraukėlės. Žodžiu, parodžiau aš Sašai video šitą ir pamačiau, kad už poros dienų jis pradėjo journalinti. Taip, čia tiesa. Aš patvirtinu šitą. Kokie tavo pirmieji įspūdžiai? Man patinka užsirašinėti. Aš dabar kasdien kažką užsirašinėju. Ką tu užsirašai? Čia private. Tipo mintis. Aš užsirašinėjau mintis. Aš kažką nupiešiu kasdien. Aš Batmaną vieną dieną pildžiai. Gerai, čia skamba vaikiškai, bet čia dėl to, kad aš peržiūrėjau visus Batmano filmus, nes kas man uždrausta padaryti. Čia buvo savaitgalis. Aš piešiau vakar, aš klausiau dainą ir aš paėmiau momentą iš tos dainos ir aš jį pabandžiau perpiešti. Čia yra šiaip, va, aš čia užsirašiau... Čia travel journal kind of. Jo, tai čia aš grinai nukopinau už Simonos. Aš esu be nuotaikos ir man faina parašyti kažkokias savo mintis, kurių niekas neskaitys. Kažkokius dalykus kietai palikti tik tai savo. Jo. Man patinka užsirašinėti savo mintis. Aš jaučiu harmoniją su savimi, kai aš užsirašau savo mintis. Tai ačiū, Saša, už įsitraukimą šitą video. Tai nėra už ką, tu vis tiek mane privertėjai. O mes grįžtam prie knygutės pildymo. Taip, grįžkit prie savo. Turim dar vieną puslapį. Ir dar vieną puslapį. Ir čia man teko biškį paklijuoti vis dėlto, bet žiūrėkit, jis dabar laikosi. Gerai, jis nebesilaiko, never mind. Tai ką mes turim? 1, 2 ir 3. Čia, aš nežinau, gal aš čia dar, kad būtų, žinot, pilnai užbaigta, papildysiu nuotraukom. Ir atrodys vat kažkaip, bet kaip čia. Gerai. Su šiuo video aš norėčiau kažkiek ir jūs kvėpti, pabandyti šitą dalyką padaryti. Nebūtinai kelionių dienoraštį, bet kažką panašaus į tai. Mano toks pagrindinis patarimas, kurį aš norėčiau ir savo pasakyti, tai, nebijokit daryti netobulai. Nebijokit praleisti kažkokią vieną kelionę. Nebijokit, kad ten nepakankamai surinksit popierių, kurie kažkaip negražiai atrodys, ar jie bus suglamžyti, ar dar kažkokie, nes, man atrodo, tam yra bairis tokių vat užrašinių, kad jos ir neturi būti tobulas. Čia yra kelionių makulatūra, jinai ir neturi atrodyti kažkaip labai spindinčiai, išbaigti ir panašiai. Iš šio video būtų tiek. Jums patiko, čia yra biškiai kitoks formatas, negu aš įprastai darau. Labai tikiuosi, kad bent kažkokį užrašinės įprotį savo pasiimsit, ar mintis užsirašinėt, ar daryti tavo storyline a day, ar pradėti kelionių dienoraštį. Man kelionių dienoraštis yra žiauriai kita veikla, tai jeigu nuspręsit, aš labai jūs palaikysiu tame. Nežinau, jeigu turit kažkokių klausimų, pavyzdžiui, kokią aš užrašinę naudoju, galėtų būti užrašinės reklama, bet nėra, bet aš naudoju Leuchtturm, man atrodo, čia yra. Čia yra vokiškos užrašinės, visai fainas. Šiaip man gal visgi nelabai patinka, kad čia yra kieto viršelio. Ir kitą kartą aš imčiau gal kažką va tokio, minkštesnio. Žiauriai kietas dalykas, kaip ir sakiau, kad jinai turi kišenėlę. Jeigu jūs irgi turit kažkokią savo užrašinę, kažkokį bullet journal, kelionių dienoraštį, tiesiog beleką, nežinau, pasidalykit, ką jūs pildot. Ir ar jums fainiau ranka rašyti dalykus, ar jūs visgi esat kompo, nežinau, Notion, Notesų žmogus. Kaip ir sakiau, jeigu turit kažkokių dar klausimų, patarimų, galite parašyti komentarus ir aš atsakysiu. Jo, iš šio video būtų tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjot.
ir visiems iki.